Sveiki, draugai. Turbūt jau spėjote išgirsti apie Palucko ir Šakalienės atrodytų nevienodus pasisakymus Lietuvos saugumo padėties klausimais. Tai Šakalienė redakcijos laidoje prieš keletą dienų pasakė šitaip. Šiandien geopolitiškai mes esam grėsmingiausiai situacijai per dešimtmečius. Ta situacija tvarkingai eina blogyn. Tai nuo mūsų pasiruošimo dabar priklauso, ar mes realiai, de facto išvengsime pasikėsinimo į mūsų teritoriją. O Paluckas pasisakė šitaip. Netgi sakyčiau atvirkščiai, mes esame pačioje saugiausioje situacijos, nes regione tiek investicijų į gynybą ir tiek politinės valios, aš kalbu apie Lenkiją, Lietuvą, Latviją, Estiją, Suomiją, Švediją, Daniją, tikrai niekada nėra buvę. Kas aš suprantu, analitikų darbą, analizuoti ir visus grėsmės scenarijus dėti ant stalo sprendimų priėmėjams, tačiau galiu patikinti, jog gąsdinti visuomenės tikrai nereikia, niekas čia mūsų nei per 6, nei per 12 mėnesių nėra pajėgus pulti ar užpulti, bet į gynybos reikalus reikia žiūrėti rimtai. Tai tokie buvo pasisakymai, kurie iššaukė visuomenininkų ir politologų dėmesį. Pavyzdžiui, Palucko pasisakymai išprovokavo politologo Tomo Janeliūno reakcijas. Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorius Janeliūnas Facebook'e pasidalino nuostabą dėl premjero pasisakymo. Jis nurodė, kad apie Rusijos grėsmę kalbėti būtina. Kokioje paralelinėje visatoje gyvena premjeras? Esame grėsmingiausioje situacijoje nuo Rusijos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos laikų ir apie tai kalbėti būtina. Tai ne gąsdinimas, o adekvatus rengimasis ir visuomeniai būtina rengtis, pabrėžė jis. Regione tiek investicijų gynyba, tiek politinės valios tikrai niekada nėra buvę. Tačiau tai dar nereiškia, kad esame saugiausioje situacijoje. Tai tik rodo, kad pagaliau ateina supratimas, kokia grėsminga mūsų situacija yra, pažymėjo Tomas Janeliūnas. Taip pat sureagavo ir Čmilytė Nilsen, sakydama, ta tema apie panikos kėlimą jau kaip ir išsemta. Akivaizdu, kad reikia balanso, reikia grėsmių suvokimo, reikia didinti pasitikėjimo valstybę. Čia itin svarbi politikų lyderystė. Ko dabar tikrai nesimato, tai premjero lyderystės. Saugumo kontekste jie yra nulinė. LT teigia Čmilytė Nilsen. Jo lyderystė yra arba pataikavimas koalicijos partnerių Remigijui Žemaitaičiui, kuris griauna pasitikėjimo valstybę, arba globalaus konteksto ignoravimas. Ne apie paniką čia kalba, bet apie adekvatumą. Iš premjero šiandieną trūksta adekvatumo, akcentavo ji. Dabar turbūt aš noriu apie tai pakalbėti iš keletos pusių. Visų pirma, man iš tikrųjų atrodo, kad Palucko, neapykanta Paluckui čia šiek tiek nepelnyta yra, nes techniškai aš jam greičiausiai pritarčiau. Bet čia ir yra, turbūt reikia išsiaiškinti, apie ką mes kalbam. Jeigu paimsim, pavyzdžiui, dabartinę situaciją, taip, Lietuvos dabar yra grėsmė, pati didžiausia, kokia buvo istorijoje. Bet lygiai taip pat turbūt jinai yra gan maža, kad mus čia kažkas užpuls. Tai va čia turbūt priklauso, nes čia reikia nuspėti tada koks tas skaičius. Įsivaizduokim, jeigu per paskutinius 20 metų grėsmė Lietuvai, kad ją užpuls, tarkim, buvo 1%. Ir dabar per paskutinius kelis metus pakilo iki, pavyzdžiui, 3%. Tai techniškai taip, grėsmė būtų pati didžiausia per dešimtmečius, bet lygiai taip pat ir galima tada Palucko poziciją suprast, kad kol grėsmė, didžiausia, bet mes dabar tiek daug investuojam ir vis tiek mes esame labai saugus ir gąsdinti nereikia. Dabar, aišku, taip kaip žodžius pasirenka ir taip kaip pasako, galbūt ir galima tada interpretacijas daryti, nes panašu, kad nesutampa jų pozicijos ir žinutės, kai jie valdančioje koalicijoje ir ministras su premjeru tarsi pozicijos skirtingos. Viena sako, kad čia grėsmingiausia, kitas, kad saugiausia ir aišku, žmonės reaguosi tai. Bet galų gale niekas tiksliai nežino ir greičiausiai neįmanoma žinoti, koks čia tiksliai pas mus tas šansas yra ir kokio mes esam grėsmiai. Ten galim žiūrėti kokius nors ten rodiklius. Yra, pavyzdžiui, radau čia tiesiog žiūrėdamas, yra Fragile State Index, kur realiai indeksas, kuris maždaug matuoja riziką šalių. Mes esam saugioj vietoj, ten taikumą šalių matuoja, mes esam irgi saugioj vietoj, bet mes kaimynus turim visai nesaugius. Labai sunkiai yra nustatyti ir greičiausiai tikrai niekas nežino ir aš to labiau nežinau. Aš neturiu prieigos prie visokių slaptų duomenų ten ar nutekintos informacijos kažkokios, kur galbūt kiti turi. Ir dabar visą tą pasakius, ką iš tikrųjų mes galim padaryti ir kaip reikia mąstyti. Dabar aš manau, kad mes esam gan saugioj pozicijai. Man atrodo, mūsų pasiruošimas ir mūsų būtent kalbėjimas apie tai padarė mus saugesniais, negu kad buvom, pavyzdžiui, prieš metus ar panašiai.
aišku, grėsmė pati pakilo, nes rusai užpuolė Ukrainą, toliau grasina visai Europai ir mes šalia jų visai esam. Tai žinoma, čia nieks nepaneigs, kad dabar per keletą metų mes esam tikrai grėsmingiausiai pozicijai, nes neturim apie tai kalbėti. Čia jau vien tai parodo, kad mes esam grėsmingiausiai pozicijai. Bet kaip iš tikro pasiruošti tai išvengti ir kaip gyventi mums kasdieną. Vat reguliariam žmogui, kuris, aš tankų neįperku, žinokit, uždirbu iš YouTube šiek tiek, bet dar tankų neįperku ir ką iš tikro daryti. Ir čia aš papasakosiu trumpai apie seną tokią istoriją. Prieš paleidžiant James Webb teleskopą buvo toks interviu, kurio aš dabar neradau. Ten ar su vienu iš kūrėjų tos programos, ar dizainerių to teleskopo, bet esmė buvo interviu. Nes James Webb teleskopą, man atrodo, 20 metų ruošėsi paleisti ir turėjo apsidrausti, nes turi vieną šansą paleisti kosmosą ir tada turi jisai nuvykti ten, kur reikia, išsiskleisti taip, kaip reikia, praeiti visus testus, būti nepažeidžiamas. Ir tai yra absurdiškai sunkus procesas ir tą atlikti yra labai sudėtinga. Ir klausia tada to ar kūrėjo, ar direktoriaus to paleidimo, ar nebijot, kaip 1000 dalykų, kurie gali atsitikti kažkokie nenumatyti galbūt ar numatyti, bet 1000 dalykų gali blogai atsitikti ir visas projektas žlunga tiesiog. Po tiek daug metų ir tiek planavimo. Tai ar miegat ramiai naktim, kaip jaučiatės? Ir jo atsakymas man čia buvo tokia indikacija, manau, kaip toks gal net pamokymas, kaip aš dabar matau šitą situaciją mūsų ir kaip mes turėtumėm galbūt žiūrėti tai. Jis pasakė, kad mes per 20 metų padarėm viską, kad sumažinti riziką kiek tik įmanoma. Mes testavom, sukūrėm, apsaugas nuo įvairiausių dalykų, nuo visų įmanomų rizikų. Mes ir pažiūrėjom, visų pirma, nustatėm, kokios tos rizikos ir tada skiriam dėmesio ir laiko analizės ir mėginom įspręsti ir sumažinti tas rizikas iki praktiškai kuo žemesnio lygio. Tai dabar taip, aš miegu ramiai ir tiesiog aš žinau, kad padariau realiai praktiškai viską, kas įmanoma. Ir aišku, gali nepavykti. Ir gali būti tas vienas dalykas, kur nepasisekė tiesiog, arba nepamastėm, nes net niekas nenustatė tokios grėsmės. Taip gali atsitikti. Visą laiką gyvenimas toks yra, mes niekad negalim visko 100% numatyti ir suplanuoti. Bet nereikia turbūt dėl to panikuoti. Kiekvieną dieną atsibusti ir galvoti, o kas bus, jeigu mus užpuls, nes tai galų galia jūsų psichikai kenkia. Tai atidaro duris manipuliacijom įvairiausių politikų, kurie jums tada siūlys lengvus atsakymus nelengvoj temui. Tai man atrodo labai adekvatu yra tiesiog žinoti, kad tokia grėsmė tikrai yra ir tada ruoštis atitinkamai, palaikyti politikus, kurie adekvačiai kalba, sutarė savo pozicijom, ruošiasi, ginkluojasi, kad mes realiai galėtume pasakyti, kad mes padarėm, praktiškai, gal ne visiškai viską, kas įmanoma, nes ten galim visiškai viską paaukoti dėl to, bet tada sužlugdytumėm patį save. Bet realiai padarėm viską, ką galim ir rytojus niekam nėra pažadėtas, bet mes padarėm, ką galim, mes pasiruošėm, kiek galim ir mes galim gyventi saugiai šaly, kurioje yra labai gerai gyventi.